Kęstutis Grincevičius ir šiandieną keliauju vėl biškį pasvažinėti. Kelias vietas gali aplankyti, jeigu išeis. Tai va, kol užpumpavau į kalną, tai biškį padusau, bet nieko. Sportas, sveikata. Jeigu patiks video, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Pabandėm surinkti 200 subscriberių, nes jau nebedaug trūksta. Turim jau 188 subscriberius, jau nebedaug trūksta. Tai pabandėm surinkti. Dabar biškį važiuojam dar. Lindau miškelį. Vau, čia tai man patinka. Tokia jau. Vau, gražu. Pasaka, tiesiog galiu. Man atrodo, atvykom, kur norėjau. Tai eisim pasižiūrėti kažką gerą. Tai va. Sveiki atvykę į Storių pažintinį taką. Latvija, Lietuva. Gražiai, čia akmenukai, keli medeliai, plytelės. Ai, dabar eisime toliau pasižiūrėti. Tai va. Šeši šimtai metrai dar kartu ir sraigė. Geras. Čia pilna vadų ir labai pasidarė. Čia yra parašyta Vilnius, Šalčininkai, va čia va. Čia va Šalčininkai. Tada čia kas Trakai. Čia Elektrėnai, Kaišiadorys, Varėna, Druskininkai, Alytus, Lazdijai, Marijampolė, Vilkiškis, Kazlų Rūda, Šakiai, kas čia palakit, Prienai, Birštonas, Alytus, sakiau, man atrodo.
čia kas, elektrinį Kaišiadorys, tada čia Jonava, Ukmergė, o, va, Anykščiai, čia Anykščiai, o, Kupiškis, geras, čia Biržai, Pasvalys, čia Panevėžys, čia Kėdainiai, geras, eiktas, Pakruojis, Joniškis, Šauliai, Radviliškis, Kelmė, Raseiniai, Jurbarkas, Tauragė, Pagėgiai, Šilalė, Šilutė, Rietavas, Gargždai, Plungė, Kretinga, Skuoda, Palanga, Klaipėda, Telšiai, Mažeikiai, Akmenė, geras, oh my god. Dar yra kita pusė, kas ten gera, nu čia nedaug. Opa, Molėtai, Utena, Švenčionis, Ignalina, Visaginas, Zarasai, Rokiškis, gerasiam žaidimuką, pagal tuos pavaikščius. Opa, 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 opa. Čia šaka. Jopšik man. Opa. 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 Oi, opa. Opa. Per šakas, per medžius, per lapus. Lenčiat. What the fuck? Kas čia? O, čia vienas juda. O, opa. Dar vienas juda. Opa. Jau nebedaug trūksta. Čia, blėt, Rusija? O, tu kur? Ten, Latvija čia jau Rusija, blėt. Eik tu. Jo, perdolė. Čia kas? Eik tu. Tu nebijakauk. Nu, čia kas?
Jau beveik apėjau visą Lietuvą. O, įktuvas nenuvirtau. Oi, šlapia. O, ir vėl į Latviją sugrįžom. Visą perėjau. Eik tu sa. Nu gera čia. Varom toliau. Metro jau nuėjau. Ir jūs tik pasižiūrėkite. O, viešpate. Kaip man reiks užlipti? Ai, tu ką kort. Nu ką darysime, rytė kaip užlipau. Keslėp čia. Eik tu. Kur aš šiandien įsivėliau? Ulėlė. Eik tu. Net galą nesimato. O eik tu. O eik tu, na. O eik tu, na. To gali, jakauj. Nebedaug trūksta. Eik tu. Eik tu. Trochę. Eik tu. Ладно. О, блядь, шлапа. Ой, ёпш. Čia, man atrodo, buvo. Gal koks apžvalgos bokštas. A gal ne? Labai panašu. Ne, gal nebuvo čia. Jokio apžvalgos. Bet gal ir buvo. Kažkada tai senai. Stovi Fuglens, Norvegijai. Tada šitas Norvegijai. Va, šitie. Tada čia šitas Norvegijai, šitas kažkur tai Švedijai, Finlandijai, Švedijai man atrodo, čia Švedijai. Tada čia kažkur
kažkur Rusijai. Čia Rusija, Estijai. Čia Estijai, Latvijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje. Ant kelmo įdomi. Ant kelmo akmuo. Grybs. Dabar lipsim apačioj. Visą tą apėjau. Tai va. Lipu nuo šitą kalną, va čia, kur buvau užlipęs. Tai va. O dabar varysim namo. Nes čia labai vartikam, jeigu pavargau. Va. Susitiksime, kai būsime prie namų. Va. Tuo taku visą eidami kažkas tai palika raktus. Kas palika raktus? Nežinot? Raktus rado. Šiandien ką? Hui, žinai, ką? Gal čia nuo namų, čia dar nuo kažko, čia dar nuo kažko, čia vėl nuo kažko. Bet jau čia matas, kad jau senai, va, visas suradiai. Matas, kad jau senai palikta. Tako būna čia. Geras taks buvo. Ate. Susimatysim dar kažkada gyvenime. Ate. O žiūrėkit, lėktuvas skrenda. Tai pamatysit, palaukit. Va, matot? Vau, geras. Ar čia ne lėktuvas? Gal ir lėktuvas? Ne. Čia man atrodo ne lėktuvas. Kur yra? Dabar pala. Va, nebepagauna. Tas gėlės kaip senai mačiau jas. Bet va šitas va baltas, tai ar šitas, ar didesnis jos, man atrodo, labai nudegina, jeigu prisilietė prie jų. Čia vadins Sosnovskio barščiai, man atrodo. Va šitas gėlės, tai geras tas, man atrodo. Tai va. Dar ant šitą kalnelį biškį užlipti. Čia avis skanas. Avytės. Aš sakau, ko čia taip pat tvarta. Čia avis skanas. Matot? Skani žolytė, ne? Pagulėt patoga. Geras avis. 7 ar 8, o gal 10 yra. Nežinau. Tai va. Žmonas augina avis. Čia medžius pjauna. Čia atrodo apleista troba. Gal ne? Pipišin. Tai va. Matėjau rūbų padžiauti. Jie ne dienom auga valandom. Nu jo. Gerai, paukščiukai. Gyvenkit. Aš jums netrukdysiu, neleisiu, nebijausit. Jeigu patiko video, nepamirškite paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Pabandėm surinkti 200 subscriberių, nes jau nebedaug trūksta, jau turim 188 subscriberius.
Tai pabandėm surinkti 10 ir bus didelis ačiū jums. Ir tas storių pažinčių takas, pažinties takas žiauriai geras, man patika, 100 iš 100. Rekomenduoju ir jums aplankyti, jeigu kas dar nesate aplankę, tai tikrai aplankykit. Tikrai įdomu ir gražu, tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjote, jūs patys nuostabiausi. Ačiū ir visą gerą. Ate.